Smaragdas 31821421778. Žalia berilio atmaina. Izoliacijos forma yra atskiri kristalai. Tarpaugiai. Kristalai prizminės su trumpomis arba šiek tiek prailgintomis prizmėmis. Cheminė formulė B3AI2 Si6O18 su CrV Fi priedu. Cheminė formulė reikia sutelkti dėmesį į pirmosius 6 simbolius. Tai yra B, E, indeksą 3, A, I, indeksą 2. Sistema yra šešiakampė. Mineralo spalva yra įvairių žalios spalvos atspalvių. Linijos spalva yra balta. Skaidrumas skaidrus, blizgesys stiklinis. Kietumas 7,58. Kietumas turėtų būti sumažintas iki 7,1. Lūžis nelygus, konchoidinis. Stiprumas labai trapus. Savitas svoris 2,69–2,78. Savitas svoris turi būti sumažintas iki 0,8. Papildomai juvelyrinis akmuo, pirmos klasės brangakmenis. Dirbdami su smaragdu, pabandykite mintyse sujungti skirtingos žalios spalvos atspalvius ir gauti tam tikrą informacijos sritį, kuri sukuria patį smaragdą. Tada valios pastangomis psichiškai paveiksite smaragdo informacinės savybės. Kai bus valdomas šis akmuo, taps plastiškas ir tokiu būdu jūs išmoksite, kaip galite paveikti bet kokį mineralą su sąmone ir nukreipti tam tikro mineralo sąveiką į aplinkinių savybių objektus ir jų informacinės savybės taip, kad šios savybės tave nukreiptų amžinojo vystymosi kryptimi. Iš čia išplaukia, kad bet koks realybės objektas yra valdomas amžinybės išvystymo ir visų amžino gyvenimo kryptimi. Kad žmogaus sąmonės forma, dvasios struktūra turėtų sielos formą, tai yra žmogaus gyvenimo sąmonė sutaptų su siela amžinai per dvasinį veiksmą, galite susikoncentruoti į skaičių seriją 8880318980419. Reikia koncentruotis taip, kad dvasia tarsi praslysta palei serijas, nesustodama ties skaičiais. Skaičiai į akmenis atskiria akmenis nuo išorinės erdvės ir taip leidžia sąmonei veikti pagal amžino gyvenimo sielos dėsnius. O kai išorinė erdvė amžinai susijusi su akmeniu, tai ir priveda žmogaus sąmonę funkcionuoti pagal amžinos sielos įstatymus. Koncentruodamiesi į akmeninius skaičius, tai yra kai jūs fokusuojatės, jūs įgyjate amžinybės tobulėjimo įrankį. Galite manyti, kad visa išorinė amžinybė yra akmens fizinio lygmens struktūroje atitinkančia žmogaus patalpinta sąmonė. Tada jūs esate amžini. Turėtumėte įsiskverbti į tokį akmens realybės elementą ir atrasti, kad jūsų pačių sąmonė šiame elemente viską organizuoja. Video sukūrė ir garsino Sigutė.